Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas ir pirmasis mūsų reportažas apie medžiagas, kurios palengvina statybas ir užtikrina gerą bei ilgamžį rezultatą. Liaudies išmintis, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo, aktuali ir mūsų laikais. Drėgmės izoliavimo problema niekur nedingo. Tad visi, kas pradeda statybas arba dar turi galimybę izoliuoti savo svajonių namo pamatus, tikrai turėtų suklusti. Statant įvairius namus pastatus, pamato įrengimas ir hidroizoliavimas yra paprastai vienas iš tokių svarbesnių darbų. To nepadarius galimai atsiras žalingas vandens poveikis. Tai pastato sienoje kaupsis drėgmė, gali atsirasti pelėsis, jeigu pastato siena sušąla, atsiranda įvairių įtrūkimų. Reikia suprasti, kokią tai žalą gali atnešti. Jeigu į pastato vidų per pamatą pradės kauptis vanduo, tai reikės atkasinėti pamatą, galimai bus sugadinta visa sutvarkyta aplinka, o tokie darbai yra tikrai labai brangus. Kol namo pamatai lengvai pasiekiami, kol nesutvarkytas gerbuvis, hidroizoliaciją galima užsiimti ir pačiam. Bet įgūdžių ir žinių reikia. Pirmas momentas, kurį reikia atlikti, tai yra tinkamai pasiruošti patį pagrindą, tai jį gerai nuvalyti, užtaisyti įvairius nelygumus ir įtrūkimus. Ant pamato neturi likti jokių dulkių ar kažkokių stambių mechaninių dalelių. Antras etapas tai yra gruntavimas. Gruntas tikrai yra labai svarbus, jis gerai įsigeria į pagrindą, jį suriša ir tada pati hidroizoliacinė mastika prie pagrindo žymiai geriau sulimpa. Pačios hidroizoliacinės membranos įrengimas, tai iš esmės minimum 2 sluoksniais yra tepama hidroizoliacinė mastika, jinai yra tepama kryžmai prieš tai buvusiam sluoksniui. Ir paskutinis etapas vėlgi gali būti būtinas, gali nebūtinas, čia priklausomai nuo to, koks yra projektas. Tai jeigu yra pamatas šiltinamas, tai su klijais mastika bituminio pagrindo yra klijuojama prie pagrindo sienos šiltinamoji medžiaga, tai gali būti polistirolo arba ekstrudinio polistirolo lapai. Buvo toks kuriozas, kad skubėjom iki šalčių ir galima dirbti, man atrodo, prie +5 ir dar spėjom šitą pasidaryti, tai yra tobula. Tikrai tepamas yra voleliu ir labai greitai, tai tobulas produktas. Per 2 valandas gruntas išdžiūsta ir galima jau hidroizoliaciją tepti. Nenorėjom laukti šilumos, tai grinai ant tos ribos bandėm. Tai ir pasiteisino tikrai, ir sustingo, ir išdžiuvo, ir tobulai. Iš tikrųjų net kibirėlio neišnaudojom, kibirėlis liko tikrai išeiga labai minimali. Ir mes netaupydami tikrai tepėm, nes buvom nupirkę kibirėlį visam pamatam. Bet kai besistengtum 2 kartus darėm, tai vis tiek liko. Jeigu pamatus nuo drėgmės apsaugoti bando profesionalai, jie ir medžiagas renkasi kokybiškas ir patirties turi. Tačiau kai atrodo, jog tokius darbus gali pasidaryti pats, klaidų išvengti nepavyksta. Dažnu atveju yra netinkamai paruošiamas pagrindas, jis tinkamai nenuvalomas, ant jo lieka dulkių, kažkokių nešvarumų ir tada sukibimas mažėja. Taip pat neužglaistomi įvairūs įtrūkimai, per kuriuos gali patekti drėgmė ar vanduo. Antra klaida, kuri dažnai pasitaiko, tai yra grunto nenaudojimas. Labai dažnai tai pasitaiko tiesiog iš taupumo arba nežinojimo, bet kaip ir minėjau prieš tai, gruntas labai gerai suriša pagrindą, jis yra skystas, jis giliai įsiskverbia ir tada pačios jau hidroizoliacinės mastikos sukibimas su pamatu yra žymiai stipresnis ir ilgamžiškesnis. Ir dar viena tipinė klaida, kurią atlieka pamatus hidroizoliuojant, ypač šiltinant, tai suklijuoja polistirolo lakštus prie sienos ir juos tada taip liaudiškai vadinant sugribuoja. Tai yra kaiščiai, kurie pragręžo sieną, yra įstatomi į ją ir prisispaudžia polistirolo lapai. Tai tokiu atveju yra pramušama siena ir hidroizoliacinis sluoksnis ir per jį galimai pateks po to vanduo arba drėgmė. Greitai džiūstant ir darbų spartą didinanti hidroizoliacija yra vienas ekologiškiausių gaminių rinkoje. Ją galima naudoti ir patalpose, nes nemalonaus kvapo tikrai nebus. O jeigu būtina užsandarinti nedidelės vietas, šis gamintojas meistrams siūlo ir specialų gaminį, tinkamą kaip tik kruopštumo ir tikslumo reikalaujantiems darbams.
keliaukime į pajūrį, į Palangą ir pasižvalgykime, kaip vystomas dar vienas naujas mikrokvartalas. Gintariniai vakarai. Vakaro gatvė 4 Palanga. Projektas 10 dvibučių su lygiu stogu. Bet ieškoti dangos tai buvo iš tikrųjų iššūkis. Visų pirma, biudžetas, kur rasti pigiau. O kurgi, jeigu ne statyba pigiau.lt. Va ten pirmas žingsnis buvo ir padarytas. Pagal kainą buvo rasta įmonė, kuri pasiūlė aukštos kokybės produktą su labai geru atsiskaitimu ir gera kaina, sakykime taip. Buvo dar geresnių kainų, bet tai kažkas pardavinėja internete likučius. Mums tai netinka. Mums reikalingos visų pirma garantijos, visų antra, kad būtų su pristatymu, mes patys nevažinėsim, negaudysim medžiagų. Visų trečia, mes gavom profesionalų patarimą, kas mums tikrai tinka ir kaip padaryti tą produktą veiksmingą ir ilgaamžį. Ir Europoje, ir Lietuvoje šiai dienai populiariausia medžiaga yra bituminė ruloninė hidroizoliacija. Prilydomos dangos, kitaip sakant. Tai kadangi yra populiari ne tik gyvenamojoje statyboje, industrinėje statyboje, bet vėlgi panaudojimas yra ganėtinai platus. Tai vienas dalykas - stogų hidroizoliacija, parkingų, tiltų ir kitų inžinerinių stogų hidroizoliacija. Tai panaudojimo galimybės plačios, populiariausia medžiaga bituminė ruloninė. Kodėl? Todėl, kad skaičiuoja jau dešimtmečius, sakykime, patirtį ir kodėl būtent ją renkasi. Todėl, kad gana paprastas įrengimas, daugelis darbuotojų ar ne žmonių greitai išmoksta dirbti su šito medžiagom, nereikalauja kažkokių specialių įrankių, ar ne, užtenka ugnies, sakykime, kaitros ir degiklių. Aišku, būtina ir savotiškos namų darbus atlikti. Pirma, atsižvelgti ir medžiagas pasirinkti pagal projektuotojų numatytus parametrus. Didžiulis belgų koncernas siūlo pačią įvairiausią produkciją, tačiau specialistai akcentuoja, kad klientai paprastai renkasi iš kelių populiariausių gaminių. Pasirinkti iš 2-3 ir iš principo vienas iš tų 3 variantų tikėtina, kad tau tiks pagal poreikį, ar tai yra individuali statyba, ar tai yra industrinė statyba. Tai bet kokiu atveju populiariausi gaminiai ir kaip juos panaudoti, kokios savybės tų gaminių produktų yra svarbiausios. Lietuvoje, sakykime, pas mus pagal istoriją šias dangas renkasi pagal storį ir lankstumą žemoje temperatūroje. Populiariausi storiai, sakykime, apatinio sluoksnio dangos 3-4 mm, viršutinio sluoksnio dangos nuo 4 mm, sakykime, ir daugiau. Ir jeigu tau reikia uždengti garažą, sandėliuką ir panašiai, tikrai nebūtina rinktis pačios aukščiausios klasės ir brangiausių gaminių. Jeigu tai yra individualus namas, sandėlis, parduotuvė, tai tada taip, dažniausiai tuos parametrus ir pasirinkimą sąlygoja projektai įrašyta informacija ar ne, projektuotojų nurodymų, kurie pagal žiūri ne tik tai storį, ne tik tai lankstumą, bet yra tempimo stipriai, atsparumai plėšimui, vinimi ir panašiai. Tai yra daugiau tų parametrų, kuriais remiantis renkamas produktas. O jeigu jau planuojate realius darbus, nepamirškite apie stogo švarą ir bituminį gruntą. Tai irgi svarbios ilgaamžio rezultato detalės. Gamintojo suteikiama ir sertifikatais patvirtinta 10 ar 15 metų garantija – tai tik viena medalio pusė. Kokybiškai įrengus ir teisingai eksploatuojant bituminės stogo dangas, jos užtikrins ramų gyvenimą tikrai ne vieną dešimtmetį. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, po kelių minučių mes vėl susitiksime. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas, kuri praėjusią savaitę žvalgėsi po sostinės Litexpo parodų ir konferencijų centre vykusią tradicinę parodą Resta. Tradicinis pavasarinis renginys Litexpo parodų ir konferencijų centre jau nebėra tiesiog paroda. Per beveik 30 mečius užaugo ir nauja kurių karta, o apie statybų pokyčius kalbėti neužtektų ir kelių laidų. Tai kokiagi yra šiandieninė Lietuvos statybininkų kasdienybė? Tu nepirmausi, jeigu nesilankysi tokiose parodose. Aišku, čia didžiausia Baltijos šalių paroda, tai natūralu lyderiaujantis Lietuvos statybininkai, rangovai važiuoja ir į pasaulinės parodas, bet svarbu dalyvauti, pamatyti tendencijas, ir tokios parodos tam ir yra. O kadangi pas mumis beveik 70% dirbančiųjų yra vienaip ar kitaip susiję su statybomis, tai pati ir paroda yra didelio masto. O šitoj parodoj kas išskirtinio, tai kad žaliosios arba tvarios statybinės medžiagos, statinio gyvavimo ciklas, skaitmeninė statyba, daug apie naują reguliavimą, tai daug konferencijų apie tai, kaip pasirinkti tvaresnės medžiagas, nes Europa, pasaulis, Lietuva šiemet ir kitą metą bus tie lūžio metai, kai bus jau reikalavimo statyti žymiai tvaresnių medžiagų. Tikrai pagal potencialą, pagal mūsų problematiką, kaimynų patirtį, mes darom milžinišką pažangą. Visų pirma, su atsinaujinančia energetika. Lietuvoje šiemet kovo 11 buvo pirma po 20 metų beveik Ignalinos atominės elektrinės uždarimo, kai daugiau pasigaminome elektros negu suvartojame ir prie to prisideda ir gaminantis vartotojai, patys pastatai, energetinis efektyvumas jų, patys gaminantis vartotojai, kur pačiam pastate pasigamina, tai taip sakant, energetinio efektyvumo priemonės, tausojanti statybą, elektros gamyba pastatuose, jinai tampa visiškai sudėtinė dalis. Tai čia yra vienas bruožas, kurį galima išskirti Lietuvoje. Antras bruožas yra tai, kad mes jau pereinam į žymiai tvaresnės statybinės medžiagas, žymiai didesnį BIM naudojimą, kas leidžia mums daryti mažiau klaidų. Renkantis statybinės medžiagas padaryti irgi paslaugą klimatui ir naudoti mažiau iškastinio kuro. Ir tikrai matome, kad Lietuvoje ištisai dabar projektai, didieji projektai, valstybiniai pradeda kitaip projektuotis, kitokius standartus taikyti. Ir Lietuva čia yra priešaky, nes ne visos dar vakarų Europos šalys apie tai susimaščiusios. Iš tikrųjų, turbūt reikėtų pasakyti, kad skaitmeninimas arba internetas arba socialiniai tinklai padarė didžiulį pokytį statybų versle. Reiktų paminėti, kad pasiruošimo parodai užtrunka ilgiau, kadangi per socialinius tinklus, per internetinę erdvę reikia paruošti vartotojus tai naujienai, kuri paprastai būna paskelbiama Restos metu. Tai darbas socialiniai medijoje, darbas internetinėje erdvėje yra daromas ilgą laiką, kad finale Restos metu paskelbti pačią įdomiausią naujieną. Aš manau, kad socialiniai tinklai padeda atlikti rinkodaros elementus, padeda identifikuoti galimus pirkėjus, padeda galbūt pranašumą technologijos ar inovacijos išryškinti. Ir Restos metu paprastai būna tik pristatymas, jau pačios technologijos parodymas, kaip tai atrodo arba kaip tai veikia. Šiandienai, matyt, vienas iš tokių esminių dalykų yra, kad kokybė turi būti kaip savaime suprantamas dalykas, o kad nevėluotų ir kad atvažiuotų laiku, tai Restoje, matyt, mes girdime iš parodos dalyvių, kad tai yra labai svarbus komponentai ir Restoje jie pabrėžia, kad jeigu įsipareigojame, įvykdysime laiku ir galime atsiliepimus ir vertinimus gamintojų, rangovų matyti jau reitingus jų ir iš tikrųjų parodoje dalyvaujantis dalyviai stengiasi dar, kaip čia, sustiprinti savo reputaciją ir manau, kad šiandien socialiniai tinklai ir internetas ženkliai pakeitė Restos misiją ir galvoju, kad pakeitė į gerą. Parodoje netrūko ne tik technologinių naujovių. Šiais metais startavome su nauju projektu, skirtu Lietuvos savivaldybėm ir verslui, Supermiestai.
Tai supermiestai idėja yra pristatyti įdomiausius, išskirtinius Lietuvos savivaldybių ir susijusių verslų projektus ir objektus, pristatyti įvairiausius kampelius, tai įvairiausius regionus, ką jie turi geriausio, įdomiausio tiek nekilnojamo turto, tiek turizmo, tiek infrastruktūros, viešosios infrastruktūros srityse. Tai šiai dienai dalyvauja apie 10 Lietuvos savivaldybių, kurios pristato savo objektus, įdomiausius, tai tiek baseinai nauji, kurie atsiranda. Baseinus turi ne tik didmiesčiai, kaip žinia, turi ir mažesni miesteliai, tiek įvairias alėjas, tiek viešasias erdves, sporto kompleksus, renovaciniai projektai ir kiti dalykai. Supermiestai tai ne vienadienis projektas, mes planuojame daug metų į priekį, kad tai sėkmingai vyks, nes kiekvienais metais įvairios savivaldybės turi vis kažką naujo, startuoja vis su kitais projektais, tiek nekilnojamo turto, tiek renovacijos, tiek viešųjų erdvių gerinimo. Taigi manome, kad prisijungs vis daugiau savivaldybių į šį projektą ir mes kaip tie ambasadoriai, miesto ambasadoriai, galėsime pristatyti geriausias žinias, tą gerąją naujieną, kad kiekvienas regionas, kiekvienas miestas tikrai turi ką parodyti, kuo pasididžiuoti ir tikrai būtina tai sužinoti Lietuvos gyventojams. Tikras pavasaris ir statybininkams, ir naujakuriams, ir mūsų laidos žiūrovams asocijuojasi su tikrais gamtos bei vandens malonumais. Todėl jeigu turite kiemą, terasą, vasarnamį ar kitą vietą, kur mėgstate atsipalaiduoti, pats laikas pasirūpinti kokybiškų poilsių. Šių metų Restoj norėjom parodyti, kokia plati gali būti masažinių baseinų gama. Tai tarkim pradedat nuo pačių paprasčiausių, kur kelis šimtus eurų kainuojančius pripučiamus masažinius baseinus, kurie irgi turi ir masažą, ir jie pašildo vandenį, turi ir vandens apdorojimo sistemą, tai yra filtracija, ozonavimą, UV lempą, ta prasme viskas apgalvota, tai yra termodangtis, tas daiktas toks, kuris susirinkai per 15 minučių užpylė į vandeniu, palaukiai, kol sušils ir galima iškart naudoti. Kitas dalykas, aišku, daugelis turim kažkokias tai sodybas, ar ne, tai mes ten būnam tik vasarą, tai jisai yra toksai sprendimas tinkamas labai tam, kad jūs ten tiesiog rudenį paskui išleidžiat orą, padedat į lentyną ir laukiat kito pavasario. Tai ir galima parsivežti jį į miestą ir ten naudoti. Vienu žodžiu, mobilumas yra vienas pripučiamų baseinų pliusas didžiausias. Aišku, tie, kas labiau naudoja, nes visgi, kaip bebūtų, masažinis baseinas yra daugiau tokia žiemos pramoga, tai jeigu mes naudojam žiemą, kai yra šaltas, tai reikėtų geriau rinktis gal masažinius baseinus su hidromasažu, nes hidromasažas jisai mažiau vėsina vandenį, būtent žiemos metu oras, ne šaltas, ir galima tikrai puikiai maudytis nedidelėm energijos sąnaudom, būtent šaltuoju periodu. Žinoma, aišku, renkantis masažinį baseiną tikrai labai svarbu būtent tos šiuolaikiškos technologijos, tai tarkim, kad būtų gera vandens priežiūros sistema, tai galim pasiūlyti ir baseinus, kurie nenaudoja jokios chemijos, dirba su taip vadinama druskos sistema, tai nedidelis kiekis druskos, kurio jūs praktiškai net nepajusit, jisai garantuoja, kad vanduo bus švarus. Aišku, šiuolaikiniai jau naujausi baseinai turi ir patys savo stebėjimo analizę, tai automatiškai jisai analizuoja vandens kokybę ir jūs galite matyti, ar tai telefone, ar tai pačiam baseine displėjaus, ko tam vandeniui trūksta, galbūt reikia kažką tai dadėti, kad būtų skaidrus. Beje, nespėjusieji savo akimis pamatyti naujausių mados tendencijų šios įmonės siūlomą produkciją, ateinančią savaitę irgi galės išvysti veikiančioje lauko ekspozicijoje. Tad tokios, galima sakyti, globalios nuotaikos, o apie konkrečias parodoje demonstruotas techninės bei technologinės naujienas papasakosime artimiausiose laidose. Dėkojame uždėmesi visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje, o visus reportažus ir mūsų laidos YouTube paskyroje mes susitinkame lygiai po 7 dienų kitą šeštadienį tokiu pat metu per TV6. Likite sveiki.
Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata.